Tai buvo garsios didikų šeimos, Radvilos Žuvelės ir garsios to meto dramaturgės Uršulės Radvilinės duktė. Gimusi ir augusi Nesvyžiuje, į istoriją įėjo savo maištingų charakterių. Tuo, kad ne vieną kartą atsakė savo kandidatams pirštis, nei tėvo siūlyti, nei brolių siūlyti kandidatai į jos vyrus, jos netenkino. Ji nenorėjo paklusti svetimųjų valiai ir rinktis sutuoktinį siekė tik savo širdies vedama. Ir kada ji įsimylėjo Radvilų milicijos husarą, Moravskį, ir nusprendė su juo susituokti, žinoma, sulaukė griežto brolio pasipriešinimo. Tačiau pastatė visus prieš faktą, pasakydama, kad tikrai yra tokioje padėtyje, kad ji tiesiog privalo už Moravskio tekėti. Broliui neliko nieko kito, kaip sutikti su ta nelygia santuoka, tačiau vėliau, atslūgus emocijoms, brolio dėka Moravskis padarė karjerą ir karinę, ir politinę tuo meto visuomenį. Tai aikštingumas ir užsispyrimas Teofilės išryškėjo visose gyvenimo srityse. Na, o kita vertus, ji buvo ir aistringa keliautoja. Labai mėgo keliauti ir savo įspūdžius, kelionių įspūdžius po Europą yra aprašiusi dienoraštį, kuris yra išlikęs ir su malonumu skaitomas. Iš to dienoraščio mes galime pamatyti, kaip to meto didikė keliavo. Tai tikrai nebuvo keliavimas šių laikų prasme, sakykime, kopimas į kalnus, kaip mes ir įsivaizduojam alpinistus lipant, tikrai ne. Iš dienoraščio matome, kad lipimas į kalnus Italijoje buvo raita ant mulo, o tose vietose, kur ji negalėjo, kur mulas negalėjo jau paeiti, kelionė buvo tęsiama neštuvose, kuriuos nešė pasamdyti tarnai. Taigi, bet Radvilaitė Moravska galėjo pasigirti, kad ji buvo įžengusi į tas vietas, kur ne kiekvienas vyras sugebėdavo užkilti. Iš dienoraščio taip pat galime sužinoti, kad ji buvo viena iš pirmųjų turisčių aplankiusi Pompėjos kasinėjimo vietą. Kaip tik Pompėjos kasinėjimai buvo vykdomi keletą metų ir tai, kas buvo iškasta, galima buvo susipažinti, ir ji buvo viena iš tų, kuri žavėjosi Pompėjos išlikusiais, tiesiog tai, kas buvo surasta Pompėjoje. Dalį suvenyrų iš Italijos buvo parsivežusi čia į Lietuvą ir savo rūmuose netgi įsteigusi suvenyrų iš Italijos muziejų, kurį su malonumu tuo metu Vilniaus aukštuomenė ėjo, lankė ir žiūrėjo.